Atvažiavome į maisto prekių parduotuvę, tai pažiūrėkime, ką bendrai nupirksime ir kokia bus bendra suma. Nu ką, pradedam. Tai morkios, brokolius, pažiūrėkit, kokie faini yra dragon fruitai, geltonos spalvos. Ką visą laiką paimam, tai arbūzą. Mes važiuojam į Fuji prekybos centrą, čia yra geriausios daržovės, geriausios maisto produktai, mėsos gaminiai. Žodžiu, parodysiu viską, ką dedamės į savo krepšelį. Grybus irgi visą laiką įimam geltonus. Tai aišku. Pažiūrėkit, ką jau vyras nukovė. Kas yra fainai, tai čipsai šokolade. Ir sakiau, kad tikrai noriu jos išmėginti, tai viskas šį kartą įmu. Būtent Fuji parduotuvėje galite rasti, tai stebuklinga uogienė, kurios dantelis tiesiog uždėjus pats susidaro. Tai būtinai kada parodysiu. Kaip atrodo žmona atėjus į snacksų skyrių? Norisi kažkuo skaniau. Kodėl mes einam ne į tailandietišką kažkokį brandą, o būtent į japonišką, nes čia mėsos gaminiai, visa kita produkcija yra daug kokybiškesnė ir pagal kainos santykį, kiek jau per 7 metus esame įsitikinę, daug geresnė. Pirkinių visas vežimėlis, tai keliaukim į kasą, pasižiūrėsim, kiek visą tai kainuoja. Savaitėka, kapunka. Pilnas vežimėlis maisto produktų, bendra sąskaita ir suma yra 3620 batų, kas yra išvertus į eurus